Liko paskutinė bulvytė. Pats sunkiausias darbas. O dabar smagioji dalis. Tarkuosime bulves. Dėsim slaptą ingredientą. Citrinos rūgštis, kad jos nepajuoduotų. Kadangi bulvės labai skystos, reikia jas šiek tiek nugręžti. Dedame į tokį baltą merliuką, štai kiek vandens bulvėse ir šiek tiek jas nugręžiam. O dabar Dubajaus cepelinai. Mums reikės būtinai pistacijų, žalumui įdėsim mačio, varškė, šiek tiek mėtos, šiek tiek česnako, druskytės ir aišku mūsų jau paruošto tarkio bulvių. Pradedam druskytės. Tai čia darom. Įberiam. Čik. Tai tada šiek tiek gal skonio nekeičia. Ir įdedam pistacijų ir varškės. Atėjo laikas padažui. Paimsime karšto šokolado, česnako, svogūno, sviesto, druskytės, pieno, balzamiko. Ar viskas dera? Dera. Na ir pradėkime. Dubajaus cepelinai. Na ir viskas.